Sveiki visi, štai aš vėl pradedu naują vlogą ir pradedu nuo prekių, kurias gavau kaip tik šiandien. Tai bandysiu praplėšti. Nelabai pamenu, kas čia užsisakyta. Aišku, galėjau pažiūrėti internete, bet įdomiau, kai praplėši iš karto ir pažiūrėti, kas tai yra. Ir tai yra... atsiminiau. Čia viskas. Tai čia yra tik tai viena, dvi, trys visos prekės, kaip ir galvojau. Pirmiausia, pradėsiu nuo smulkmenos, šiandien metu laikinai. Tai aš nusipirkau daugkartinių šiaudelių. Labai mėgstu gerti šaltą latė. Kartais, labai dažnai negeriu, bet mėgstu šaltą latė. Ir štai yra šiaudeliai, jie skirti kaip daugkartiniai. Ir taip pat į komplektą įeina šepetėliai, kuriais išplaunami šitie šiaudeliai, kad galėtų kitas žmogus gerti, arba tas pats, bet parodai kiviuką. Kiviukas kuitėsi, darėsi gūžtą ir va taip pasidarė. Ir dabar guliam pagalvytės. Dabar čia yra labai gražus daiktas. Žiūrėkite, koks audinys, kokie nėrinukai. Man pačiai labai patiko, bet aš labai tikiuosi, kad aš įlysiu. Į truputį operatorius paprašysiu atsitraukti. Čia užrišta. Čia yra vasarinis chalačiukas ant naktinių, bet tokie yra raibuliukai. Spalva, aišku, irgi raudona. Aš norėjau labai, tai susiradau. Aišku, labai susiglemdžias toksai. To širdelės ant rankovės. Labai faina. Iš tikrųjų, man patinka ir aš galvoti, kad sueitų. Tarkim, kad sueina. Sueis. Čia. Vis tiek po apačią dar naktinį, čia ne nuogo kūno. Tik tai man nepatinka, kad dirželiai yra iš tokio pačio audinio, o kai jie yra slidus dėl to. Ir štai ir galiu duris atidaryti kurjeriai. Tokius gal nelabai tinka. Bet šiaip po namus vaikščiot neblogas dalykas. Tai va. Toliau. Čia yra tik tai 3 daiktai, kaip sakiau. Norėjau labai tokio kostiumėlio. Žodžiu, kad būtų kelnes ir palaidinė. Ir nusipirkau, štai dabar žiūrim ir labai bijau, kad kažkas bus negražu. Audinys normalus, visai patinka. Ir štai yra tokios kelnes. Tikiuosi, pižamos neprimins. Tokios, aš nežinau, čia man ilgis geras. Biški glemžiasi, aišku, bet labai margas, tai tas glamžumas nesimatys. Ir štai tokia, jau kitokios vienspalvė, palaidinukė. Ir tikrai man tiks pagal dydį, matau. Ir toks kostiumėlis vasarai, kai labai karšta. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, nes aš jį čiupau ir jis buvo parašyta, kad likę 2 vienetai mano dydžio. Ir aš pasiėmiau visgi vieną. Ir aišku, spalva man patinka tokia, žinot. Turbūt kas daugiau žiūri mano vlogus, tai žino, kad man patinka raudona spalva. Iš tikrųjų, aš galėčiau nešiočiau visus raudonus drabužius, bet kartais reikia neatrodyti labai ryškiai, tai dėl to nenešioju vien raudonų. Tai va tiek dabar. Susimatysim vėliau. Šiandien jau norėjau parodyti šitą kostiumelį, kur vakar rodžiau, kad pirkau. Man kaip ir dydis atitinka. Gal truputį kelnes per ilgos, bet galima pasikelti. Guma ten yra. Tiesiog guma. Ir aš dabar šitai bandysiu eiti. Šiandien eisim pasivaikščioti. Tiesiog, kad pažiūrėt, kaip jisai man nešiojasi, o paskui įsiskalbsim ir... Tai va, kaip atrodo, įvertinkit, parašykit komentare, ar gerai, ar blogai. Sveiki visi, ką tik buvo kurjeris
atvežė siuntą iš draugo, todėl dabar aš ją išpakuosiu ir pažiūrėsiu, ko nusipirkau. Aha. Labai čia patogiai pakavo, iš tikrųjų būna, kad vos pralupė, o čia yra labai paprastas dalykas. Tai yra tik 4 prekės, 2 dvigubos, tai štai čia yra, turbūt matot, nematot, gal matot, viskas gerai. Čia yra depiliacinis kremas jautrai odai, tai labai gerai bikini sričiai, pažastims, veidui nenaudoju, nes man alergizuoja, net ir jautrai odai. Ir paėmiau 2, nes vasara ilga, nereiks pirktis daug dažniau. Taip pat pirkau serumą. Na, Garnier, sakysit, gal bloga firma, gal kažką, gal ir gera, nežinau. Tiesiog vitaminas C serumas. Dėl pigmentinių dėmių aš vis dar tą savo nosį matau ir nusiplausiu veidą ir panaudosiu šitą kremą. O šičia yra prieš amžių raukšlės naikina, taip pat yra 50 SPF, tai man labai gerai nusaugos veidą nuo saulės. Tai va tokias prekytės šį kartą. Tikiuosi jums prekės nenusibodo, gal kažką daugiau parodysiu, ne tik prekės, bet kol kas tik prekės ir noro kažką rodyti kitą nėra. Ir tiesiog norisi gyventi savo gyvenimą, bet nepažadu, kad taip visą laiką bus, neliūdėkit, bus ir kitaip, bus kelionės, bus ir taip toliau. Na ir dabar iki. Kas čia? Nepavyko. Kas čia kiri? Ne. Turi ieškoti kokio nors gyvūnėlio. Kas čia? Neleisk. Na va, kitas parodės mūsų gebėjimus. Šiandien yra birželio 22 diena ir šiandien mano tėčio gimtadienis. Tai mes jau kaip ir planuosim važiuoti į tėvų sklypą ir ten susitikti su šeima. Gal jau ir sakiau, grįžus esu iš užsienio, tai būsim visa šeima. Kaip ir žinot, aš ten to suvažiavimo nefilmuosiu, nes niekada nefilmuoju. Tiesiog šeimos šventė ir jos nerodysiu. Bet dabar parodysiu savo rytą. Dabar aš koridoriuje, štai pririštas kivis, 2 maišeliai rankoje ir einame į lauką. Gražus oras, nelyja, šilta, mūsų treningas. Taip šilta su treningai. Kivis lekia pilnas. Mes einam į jo pievelę, kuris visada daro. Jau matau, kad jau kivis nesulauks pievelės, o mašina važiuoja. Kivi. Ir dabar einam per kelią, žinau, kad per kelią negalima filmuoti einant per kelią, bet reikia. Tai va, taip pat ir pasivaikštant su kivi, bet truputį eisim pasivaikščiot, nes jau jisai pritupė, tai aš išjungiu. Žiūrėkit, kokia mano avalynė einant su kiviu. Kroksai ir dar geltoni. Aš esu susikūrus visą dantų valymo sistemą. Nu, tai čia atsinešiu dantų šepetėlį su juoda pasta,
balinantę. Ir ką aš darau? Įsijungiu laikrodį. Tada įsijungiu laikmatį. Štai laikmatis, paspaudžiu čia ir valausi dantis. Kaip aš valausi dantis? Pusę minutės čia, pusę minutės priekiniai, pusę minutės čia. Tada 15 sekundžių išorė ir vidus. Taip pat čia yra pačioje viršuje ir kitoj pusėje po 15 sekundžių. Aš sakiau minučių, sekundžių. Ir tada 15 sekundžių priekiniai iš vidaus ir 15 sekundžių priekiniai iš vidaus apatiniai. Tai va tokia tatuavimas, aišku, kaip dantis valysiuos, aš jums nerodysiu, todėl išjungiu. Skanu. Dabar aš nieko nematau, nes nusėmiau akinius ir į mano rutiną įeina taip pat lęšių įsidėjimas, kadangi šiandien nebūsiu namie. Kur matėte vlogę, buvau su akiniais, taip, bet dabar šiandien tečia gimtadienis šventė, tai įsidedu lęšius, nes mėgstu išėjus vaikščioti be akinių, nes man akiniai išvis erzina, jie tos kojelės spaudžia ausį ir panašiai. Tai aš įsidedu lęšius, dabar nematau. Ir kas blogiausia, kad tada labai blogai matau telefoną ir reikia akinių į artį. Na va, įsidėjau lęšius. Ir dabar aš jūs matau. Ne jūs tave matau, ką aš čia jūs matau. Jūs dabar jūs žiūriu nematau. Ir tai yra, matėt, pirkau serumas su vitaminu C, skirtas balinti toms pigmentinėmis dėmėmis. Nu, aš nemoku. Va taip, nosis svarbiausia. Ar ne? Nu, manau, kad čia pakankamai užsivariau. Nematau, suprantat, ne prieš veidrodį, o darausi prieš telefoną. Ir dabar reikia, kad truputį nudžiūtų ir tada dėsius šitą kremą, nerodysiu. Čia yra kremas dieninis su 50 nuo saulės ir jisai labai gerai tada bus. Nes apsaugos veidą nuo saulės. Tvirtai žiovinam serumą ir dedamės. Jau mes važiavome į kaimą į tą tėčio gimtadienį, va čia kai visi žuoja ir tėtis vairuoja. Bet lyja truputį lietus, tai nežinau, kaip čia bus. Kaip iškart paskui mikrofonų nepasėmiau, tai o gal ir pasėmiau, nežinau. Bet vienu žodžiu važiuojam kol kas tik tai mes, nes čia 2 reisais reikėjo suvežioti daug žmonių, tai vienai mašina telpa 4 ar 5, o mes 1, 2, 3, mes 6 plus kivis. Gimtadienio proga aš gavau valgomą guminukų puokštę, labai kvepia guminukais ir dėžutę. Čia yra kažkokie saldainiukai. Čia pažiūrė maišiukas su apyrankė. Tai dar va yra žalia su dobilu. Ir dar yra saldainių. Čia yra su anyžiais, kaip suprantu. Kivin išpurvinai mane. Kivis išpurvino mane. Ir dar yra kažkokių riešutų turbūt. Ne, latė. Neatsidaro, tai neparodysiu. Nu gerai, parodysiu. Laitė. Latė milteliai, mačio latė.
Žinot, ta arbata, kur aš labai mėgstu. Čia galima bus pasidaryti namie. Va. Tai va tiek. Štai ir baigėsi vlogas. Kitas vlogas bus klausimų atsakymų vlogas, todėl greitai dar paskubėkit pakomentuoti po vaizdo įrašų grupėje vlogerė Loreta Mažonė. Šita grupė yra Facebook'e ir greitai uždarysiu komentarus ir ruošiuos atsakymus, todėl paskubėkit. O dabar, jeigu patiko šitas vlogas, paspauskite patiktuką, prenumeruokite mano kanalą, taip pat galite paremti mane Contribui.com platformoje kaip kūrėją. Ir taip pat, kaip ir sakiau, galite užeiti į Facebook'o grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!